Kai esi apsidraudęs traumų draudimu, kritinių ligų draudimu, gyvybės suma ir kai atsitinka nelaimė, aš kalbu tai, kad atsitinka trauma, nei vieno žmogaus, manau, nerasime ir patys sutinkame su tuo, kad visą laiką yra gerai gauti išmoką. Ir kiekvienas iš mūsų norime gauti kuo didesnį išmoką. Jeigu lūžta koja, turim pasitempimą, turim kažkokį išnerimą ir taip toliau. Tai aš jums galiu pasakyti, drauskitės, kol jūs galite atsidėti savo pinigus, kol galite apsidrausti nebrangiai, nes ateis laikas, kada iš tikrųjų pats draudimas kainuos didelius pinigus. Nes traumos, ypatingai tokiu oru, kai yra slidu, kada tu eini realiai lygioj vietoj, gali su savo tašė, su savo skėčiais ar tarbom nukristi tiesiai ant alkūnės, tiesiai ant dubens, kada lygioj vietoj tu gali pasitempti koją, tai netyčia. Ypatingai žmonės gauna traumas tie, kurie nėra sportuojantis, nėra kiekvieną dieną aktyviai gyvenantis, turiu omeny, kad sėdimas darbas nuo ryto iki vakaro ir tu, pavyzdžiui, atsikeli, einam papietauti ir einam. Ir atsikeli, užsidedi paltą ir eini per tą slidų kelią. Užtenka vieną koją į šoną kryptelt ir jūs galite turėti pasitempimą, išnirimą, kryžminių raiščių plyšimą, su menisku kažkas, su girnelė kažkas, tai netyčia griūti tiesiai